Atliekant šį pratimą, tiesiog būk savimi, be didelių pastangų. Atkreip dėmesį į mintis ar jausmus, kurie iškyla. Nesijaudink, tu negali šio pratimo atlikti neteisingai. Kad ir ką galvotum ar jaustum, tai yra gerai. Dabar užmerk akis ir patogiai įsitaisyk kėdėje ir klausyk mano balso. Jei protas pradeda klaidžioti, švelniai sugrąžink dėmesį atgal į mano balsą. O dabar pagalvok, kad esi šiame kambaryje. Įsivaizduok save sėdinti būtent ten, kur esi dabar. Tuomet pradėk kreipti dėmesį į savo kūną. Pajusk, koks tai jausmas sėdėti kėdėje. Ar pastebi, kaip jaučiasi tavo oda tose vietose, kur jį liečia kėdę? Būk sąmoningas savo kūno pojūčiams. Kai ką nors jauti, tiesiog pripažink, kad tai yra ir leisk protui judėti toliau. Jei pajunti emociją, atpažink, kad ji yra, o tada leisk ją išblėsti savo laiku. Galbūt dabar gali pabandyti pastebėti, apie ką galvoji šią akimirką. Tiesiog stebėk savo mintis tyliai kurį laiką. Stebėdama savo mintis, supras, kad tu stebi savo paties mintis. Tai yra tavo dalis, kuris stebi, kas vyksta. Ta dalį, kuris stebi, pavadinkime stebėtoju. Stebėtoju savęs. Tai lyg būtų kas nors tavo viduje, už akių, kas suvokia tai, ką sakau. Tai tas pats tu, kuris visada buvai. O dabar pagalvok kažką iš praeitos vasaros. Prisimink tą prisiminimą. Atsimink, ką matei, girdėjai ir jautei. Atsimindamas pastebėk, kaip suvoki šiuos dalykus. Pamėgink pamatyti tą savo dalį, kuri viską stebėjo ir patyrė tuo metu. Ta dalis buvo ten praeityje, tačiau jie yra ir dabar. Aš nesistengiu tau įrodyti ar įtikinti kažkokių tai didelių dalykų, tiesiog noriu, kad atkreiptum dėmesį į šį suvokimo jausmą. Atkreiptum dėmesį ir pagalvotum, ar tas tu, kuris buvo praėjusią vasarą, yra tas pats tu, kuris esi dabar. Tas tu, kuris pastebi dalykus, tas, kuris buvai šalia nuo tada iki dabar. Lyg būtų dalis tavęs, kuri visą laiką išliko ta pati per visą tavo gyvenimą. O dabar pagalvok apie laiką, kai buvai paauglys. Pagalvok, kas tada įvyko, kas vyko aplink tave. Pabandyk prisiminti, ką matei, ką girdėjai ir kaip jauteisi.
neskubėk. Kai prisiminimas tampa aiškesnis, pamėgink pamatyti tą savo vidinį aš, kuris viską patyrė. Ta vidinį aš, kuris stebėjo ir jautė viską. Tai buvai tu tada. Ir tai esi tu dabar. Tas tu, kuris suvokia dalykus dabar, yra tas pats, kuris suvokia juos paauglystėje. Tu visada buvai savimi. Dabar prisimink laiką, kai buvai maždaug 6 ar 7 metų. Pagalvok, kaip tada atrodė tavo gyvenimas. Pabandyk prisiminti vaizdus, garsus, savo jausmus. Ir kaip anksčiau, pamėgink atrasti tą vidinį aš, kuris viską pastebėjo. Tu buvai ten už tų mažų akių, stebintis ir jaučiantis dalykus. Tas tu buvo ten tada ir yra dabar. Kiekviename savo gyvenimo etape tu stebėjai ir patyrei dalykus. Tai ir yra savęs stebėtojas. Jis visada buvo kartu su tavimi, priimdamas viską, kas vyksta. O dabar pagalvok apie įvairius savo gyvenimo aspektus. Pradėkime nuo kūno. Jis nuolat keičiasi. Kartais gali jaustis sergantis, kitą kartą gali jaustis kupinas energijos ir pasiruošęs judėti. Kartais jautiesi labai budrus, o kartais labai pavargęs. Kūnas gali sustiprėti arba susilpnėti. Kai buvai mažas kūdikėlis, buvai labai mažas ir reikėjo daug priežiūros. Bet augdamas išmokai atsistoti ir daryti dalykus pats. Galbūt net buvai patekęs į ligoninę operacijai, kad sutaisytų kažką tavo kūne. Tavo kūno viduje visą laiką gaminasi mažytės ląstelės, kurios paskui nyksta. Kai kurios iš šių ląstelių yra su tavimi nuo kūdikystės ar vaikystės, bet daugelio jau jų nebėra. Šios mažytės ląstelės ir kūno pojūčiai nuolat ateina ir praeina. Net ir dabar, kol kalbame. Naujos ląstelės atsiranda, o kitos išnyksta. Bet per visus šios pokyčius, tas tu viduje, kuris mato ir jaučia, išlieka tas pats. Jis buvo su tavimi visą gyvenimą, per visus jausmus ir mintis, ir jis yra daugiau nei tik tavo kūnas. Dabar pakalbėkime apie įvairius vaidmenius, kuriuos atlieki gyvenime. Pagalvok apie visus vaidmenis, kuriuos esi turėjęs. Gal buvai tėtis ar mama, draugas, vaikas, partneris. Gyvenime mes visada atliekame tam tikrus vaidmenis. Netgi jeigu nusprendi, kad nenori atlikti jokio vaidmens, tu tampi tuo, kuris neatlieka vaidmenų. Šiuo metu tu esi vaidmenyje žmogaus, su kuriuo aš kalbu. Bet yra tavo dalis, kuris nesikeičia. Kad ir kokį vaidmenį atliktum, tai tavo stebėtojas. Jis tiesiog mato viską, kas vyksta. Tai tikrasis tu viduje,
kuris pastebi viską, ką darai ir visus vaidmenis, kuriuos atlieki, bet nesusilieji su jais. Tai lyg stebėtojas, kuris rašo pastabas ir nesikiša. Tiesiog siūlau tau pagalvoti apie skirtumą tarp visų vaidmenų, kuriuos atlieki, ir tos tavo dalies, kuri juos stebi. O dabar pakalbėkime apie jausmus. Jausmai nuolat keičiasi. Vieną minutę gali jausti meilę, staiga susierzinimą, o paskui ramybę, džiaugsmą ar liūdesį. Dabar irgi gali kažką jausti. Galbūt susidomėjimą, nuobodulį ar atsipalaidavimą. Pagalvok apie dalykus, kurie tau anksčiau patiko, bet dabar ne. Arba apie dalykus, kurių bijojai, bet dabar jie tavęs nebegąsdina. Jausmai niekada neišlieka tokie patys. Jie visada ateina ir išeina. Bet net ir per visus šios pokyčius tu viduje, stebintis viską, išlieki tas pats. Tu nesi tik tavo jausmai. Tu esi tas, kuris juos patiria, kai jie ateina ar išeina. Atsimink, tai, ką jauti, yra tik tai, kas tau vyksta. Giliai viduje tu visada esi tas pats tu. Taigi trumpam tiesiog pastebėk savo jausmus ir pastebėk, kad juos pastebi. Dabar susitelkime į šiek tiek sudėtingesnį dalyką – tavo mintis. Tavo mintys nuolat keičiasi. Anksčiau galbūt apie kai ką nežinojai, bet paskui mokykloje ar kitur sužinojai naujų dalykų. Šis mokymasis sukūrė naujų minčių ir idėjų. Kartais į dalykus žiūri vienaip, o kitais kartais visai kitaip. Kai kurios mintys gali atrodyti beprasmės, o kitos tiesiog šauna į galvą be jokių pastangų. Kartais gali gulėti lovoje, kai galvoje sukosi daugybė minčių, nors esi labai pavargęs ir nori miego. Mintys visada juda. Bet tu viduje, stebintis savo mintis, nesikeiti. Tu esi daugiau nei tik tavo mintis. Matyk savo mintis tokias, kokios jos yra. Net ir suprasdamas tai, tavo mintis vis tiek tekės. Gali būti nuneštas srauto, bet prisimink, visada yra dalis tavęs, kuri tiesiog stebi. Stebi, kaip mintis ateina ir praeina. Taigi, kurį laiką tiesiog stebėk savo mintis ir pastebėk, kad tu jas stebi. Remiantis tuo, ką esi patyręs, o ne tik tuo, kuo tiki, tu esi daugiau nei tavo kūnas, daugiau nei vaidmenis, daugiau nei jausmai ar mintys. Visa tai yra tavo gyvenimo dalys, bet tu esi kaip scena, kurioje viskas vyksta. Tu esi fonas, erdvė, kurioje atsiskleidžia visi šie dalykai. Kai tai supranti, pamatai, kad viskas, ką bandei taisyti ar su kuo kovojai, nėra tavo esmė. Per visus pakilimus ir nuopuolius tu išlieki tas pats, tiesiog stebintis viską, kas vyksta.
Kodėlgi nepasinaudoju šiuo suvokimu ir neatsipalaidavus dar daugiau? Atkreip dėmesį į visus šiuos savo gyvenimo aspektus ir tai darydamas prisimink. Tu vis dar esi tas, kuris viską pastebi. Ir baigiant, švelniai grąžink savo dėmesį į šį kambarį, kuriame esi. Ir kai jausies pasiruošęs, gali lėtai atmerkti akis.